Aš žadėjau tau, Liovuška, papasakoti šitą apie neūžaugą Maksą. Manau, kad visiems jums, mano draugai, bus naudinga sužinoti apie šio mažo žmogaus, taip stipriai dabar kenčiančio likimą. Jeigu kiekvienas žmogus valdytų visas savyje glūdinčias jėgas, nebūtų pasaulyje nei kančių, nei klaidų, kurių rezultatas visos žmonių nelaimės. Aistros, kurių žmogus apsuptas, užgriozdina visą jo žemišką kelią. Jos atima galimybę aiškiai matyti ir atpažinti tikrąją realybę laikinų, iliuzinių grožybių okeane, kuris vilioja jį ir traukia į menamą žavų asmeninio gyvenimo, asmeninės meilės ir laimės pasaulį. Žmogus nėra laisvas. Jis gyvena susipančiojęs sąlyginiais prisirišimais. Ir kai nuo jo akių pagaliau nukrenta šie slegiantis kūniškos meilės saitai, tai įvyksta per dideles kančias. Visas žemiškas gyvenimas, bundant žmoguje išminčiai, yra ne kas kita kaip didysis išsilaisvinimo kelias. Jeigu žmogus nuo vaikystės galėtų būti taip auklėjamas, kad visas jo organizmas augtų harmoningai, jis bręsdamas lengvai taptų laisvas, nes tiek jo sąmonė, tiek nervų mazgai ir širdis nebūtų apaugę įvairiausiais aistrų įsiveržimų, gurbuoliais ir gumburiais, kuriuos paprastai žmonės vadina ligomis. Tiek žmogaus klausa, tiek regėjimas vystytųsi ne tik fiziškai, bet ir psichiškai, organizmui esant visiškai harmoningam. Mes tuoj pamatysime aistrų kovos auką, gėrio ir blogio kovos auką. Vėlgi įvardinsime tai deja buitinės leksikos žodžiais. Tiesos akivaizdoje nėra nei blogio, nei gėrio. Yra tik žinių lygis, išsilaisvinimo lygis, tyros meilės ir ramybė žmogaus širdyje akimirką arba jo aistrų ir nemokšiškumo akimirką. Gūdžiuose miškuose, neįžengiamuose ir apsuptose pelkių, per kurias eina tik siauručiai takeliai, gyvena žmonės, bandantis iš gamtos išgauti jos paslaptis. Jie stengiasi per žinias pasiekti sugebėjimą valdyti gamtos stichijas. Šių žmonių tikslas – valdyti pasaulį. Jų norai – valdyti visas gerybės egoistiniais tikslais, žmonėms pavergti, o ne darbui dėl visų bendros gerovės. Tai juodieji okultistai, dažnai susijungia į baisias sektas su įvairiausiais seksualiniais iškraipimais ir dažnomis žmonių aukomis. Per savo tarnus, viliodama žmonės visur, kur tik jie gyvena, apimti pavydo, neapykantos ir godumo aistrų, be pusiausvyros ir lengvai pasiduodami suirzimui. Šios juodos jėgos apraizgo juos iliuzinės sėkmės tinklais, kad padėjusios pasiekti kelias nedidelės pergales, jau neleistų jiems išsivaduoti iš gyvačių lizdo, kurį susuks savyje kiekvienas ant šių kabliukų pagautas žmogus, susigundęs jam pasiūlytų tariamų gerybių žavesiu.
Naudodamiesi savo palyginti didelėmis žiniomis, didelėmis tol, kol veikia tarp silpnų pavergtųjų, ir menkomis, kada sutinka tikrai laisvus žmonės, jie sukūrė neūžaugų gentį. Šie sudarytos išorės padarai labai pikti, išauklėti klastoje, apgaulėje ir neištikimybėje, išmokyti daugelio hipnozės ir magnetizmo fokusų. Visgi juodiesiems, siekiantiems asmeninių tikslų per okultinės žinias, ne visada pavyksta iki galo sugadinti visus nelaiminguosius, kuriuos jiems pavyko užvaldyti. Tarp neūžaugų dažnai gyvena kankiniai, kuriems šlykštus blogis, neapykanta ir veidmainystė. Po nepakeliamų kančių ir bausmių už blogio nepamėgimą, atsisakymą daryti nusikaltimus, jie bando bėgti. Didieji šviesiosios žmonijos darbininkai dažnai randa tokius nelaiminguosius, gelbsti juos ir atveda į baltųjų brolių bendruomenę. Vieną iš tokių kankinių jūs dabar ir pamatysite. Mes buvome nuėję jau pusę kelio, miške buvo tamsu, drėgna ir aš įsivaizdavau, kaip turi kentėti nelaimingi neūžaugos, visą gyvenimą verčiami gyventi neįžengiamuose miškuose tarp nedorų žmonių. Jeigu didiesiems šviesos žmonijos darbininkams pavyktų išgelbėti tokį juodųjų sugautą neūžaugą, jam sudaromos ypač palankios sąlygos, jie apsupami pačiais tyriausiais ir švelniausiais žmonėmis, mokomi rašto, visokeriopai vystomi ir stengiamasi pakelti jų sukniuždytą dvasią. Visgi, vaikystę bei jaunystę praleidę vergovėje, nemokšiškume, ujami, šie nelaimingieji dvasinę formą panašus į susiraukšlėjusius, išdžiūvusius grybus. Jie nevaldo nė vienos dvasinių jėgų gijos tiek, kad pajėgtų iškelti iš savęs ugnies kibirkštį ir padegti tas šiukšlių audinių ataugas, kurias žiaurūs šeimininkai įspraudė į organizmą per baimę ir skausmą. Jie daugiau nebegali kūnyti žmonėmis, nes reikėtų iš karto pajėgti atgaivinti visus fizinių ir dvasinių jėgų židinius. Gailestingasis gyvenimas, matydamas jų negalią, padeda jiems vieną įsikūnijimą pragyventi paukščiu. Jie kūnijasi baltaisiais povais. Štai kodėl šie paukščiai tokie nuovokūs, dažnai netgi supranta kalbą, jeigu žmonės juos to moko. Tik nepagalvokite, kad visi be išimties baltieji povai būtinai persikūnija gerieji neūžaugos. Tuos, kurios eina šiuo keliu, gyvenimas visada atveda į baltųjų brolių bendruomenę. O mano paukščiukas, jis taip pat buvęs neūžauga ar tiesiog paprasčiausias laukinis povas, kurį rado miške? Paklausiu apmirusią iš susijaudinimo širdimi, kad mano povas paprastas, laukinis ir man nelemta saugoti brangaus žmogaus gyvenimą. Tavo povas pateko ypatingu būdu. Arabas žinojo, kad paukščiukų turi perduoti tau ir dėl to specialiai atvyko į bendruomenę. Tu sužinosi, kaip, kuo ir kada didžio dėkingumo karma esi susijęs su tuo nelaiminguoju neūžauga, kuris dabar dėl jos atėjo pas tave baltu paukščiu. Taip pat sužinosi, kad viena iš gyvenimų jis buvo tavo pikčiausias priešas ir žudikas.
Tu dabar savo ruožtų, priežiūrą ir meilę turi galimybę jam atsidėkoti už išgelbėtą gyvybę tolumoje praeityje. Mes išėjome į laukymę, kur vėl buvo karšta. Mūsų pasitikti ėjo sesuo Aldas, labai susirūpinusiu veidu. Stebuklai, stebuklai ir stebuklai, šnibždėjo Bronskis. Stebuklų nėra, tai yra žinios, žinios ir žinios, atsakė jam į. Sesuo Aldas be jokio pasisveikinimo iš karto ėmė kažką kalbėti į labai susijaudinusiu balsu. Jos veidas, kurį po Bronskio pasakojimo apie ją dabar stebėjau labai įdėmiai, mainėsi kaip pasakoja. Visa ji mainėsi kartu su veido mimika. Figūra staiga lyg pasunkėdavo ar tapdavo vis lengvutė priklausomai nuo žodžių, kuriuos ji tardavo. Viskas joje buvo taip harmoninga, kad tik stiprino išraišką ir aš suvokiau, kad neūžauga su kažkuo kovoja, nors jo žodžių ir nesupratau. Jis kažko bijojo ir bandė bėgti. Kai mes įėjome į kambarį, kuriame gulėjo neūžauga, sesuo Aleksandra laikė besiblaškančio, matyt, kliedinčio ligonio rankas. Ilgai gaišo su juo į. Man vis liepdavo paduoti tai vieną, tai kitą, kol pagaliau ligonis nurimo ir ėmė lygiai kvėpuoti. Leidęs jam truputį pailsėti ir pasnausti, jį pradėjo perrišti. Ryte matęs bjaurias žiojančias žaizdas, pasiruošiau vėl išvysti tą baisų vaizdą, bet nustebau pamatęs, kad jos jau nekraujuoja ir yra pasidengusios pilkai baltų sluoksniu. Į paruošė putojantį skystį, suvilgė juo namie paruoštus pleistrus ir užklijavo žaizdas. Ligonis krūpčiojo, bet neatsimerkė ir toliau snaudė. Tik kai žaizdos jau buvo sutvarstytos ir į paglostą galvelę, jis atsimerkė, nustebo, pamatęs aplink save tiek daug žmonių, įbedė žvilgsnį į ir nusišypsojo. Įpaimė sveiką ligonio ranką ir ėmė švelniai su juo apie kažką kalbėtis. Šis iš pradžių lyg nenorėjo atsakyti, bet po kiek laiko prakalbo greitai, graudžiai, kažko prašė ir kažko bijojo. Ji nuramino ligonį, nusiuntė abi seseris vakarieniauti ir liepė grįžtant atsivesti gailestingąjį brolį, kuris liktų nakvoti su ligoniu ir pasitrauktų nuo jo tik tada, kai ligonis įsitikins, kad jo niekam neleis skriausti. Po kurio laiko atėjo gailestingasis brolis. Jo veidas mane apstulbino. Daug gerų ir šviesų veidų buvau matęs per šį laiką, bet tokio meilės srauto, kuris liejosi nuo šio žmogaus figūros, dar nebuvau suteikęs. Neūžauga, vos į jį dirstelėjęs, iš karto nusišypsojo, kažką sumurkė, ištiesė jam sveikąją ranką ir norėjo kilstelti, bet jį taip pat uždraudė. Šį brolį vadino Francisku. Jis kiekvienam pažiūrėjo į akis ir padavė ranką, bet tiek žvilgsnis, tiek rankos judesiai, sveikinantis su kiekvienu iš mūsų, buvo tokie skirtingi, kad aš taip pat pavirtau liovušką, varnų gaudytoju. Į Alverą jis žvelgė įdėmiai, aukštai iškėlė dešinę ranką, nusišypsojo ir aiškiai, garsiai, puikia prancūzų kalba pasakė: Jūs didelis šaunuolis, eikite, kaip pradėjote, toli nueisite. Į Bronskį jis žiūrėjo ilgai, lingavo galvą,
labai jam žemai nusilenkė ir tyliai pasakė: gana vienatvės ir klajonių, jūs dabar turite daug draugų. Čia jūs paliksite visas savo ašaras bei sielvartus ir išvyksite su rausvu apsiaustu, o jūsų juodasis guls ant mano pečių. Tarė ir vėl jam žemai nusilenkė. Bronskis virto druskos stulpu, matyt neturėjo jėgų suvokti visko, kas vyko. Prie manęs Franciskas priėjo vėliausiai, o aš stovėjau atokiau prie stalo ir kol nepradėjau gaudyti varnų, dėliojau vaistinėles. Ramybė tau, mielas mano broli, nešk žmonėms džiaugsmą. Taip mažai kada, taip retai mokinys eina turėdamas laimę skleisti džiaugsmą ir šviesą savo artimiesiems. Nestovėk vietoje, gyvenk visur, kad ir kur gyventum. Nešk ramybę. Tavo talentas gali sudvasinti širdis. Išmok čia savitvardos, įžengsi į harmoniją ir ją stiprinsi žmonės. Franciskas ištiesė man abi rankas ir tartum ramybės bei šilumos banga įsiliejo į mane iš jų. Jis atsisėdo prie neužilgos lavelės, pasislinko prie jo ir ėmė maitinti. Raudonos nelaimingojo kankinio akutės rodė pasitenkinimą. Jis viską pamiršo ir tarp kąsnių linksmai juokėsi. Ji padėjo man surinkti daiktus, nes aš tiesiog niekam netikau, kaip beje ir mano draugai. Ji prisiėjo visus mus grąžinti į realybę ir priimti elementarias mandagumo taisyklės, nes mes jau ruošiamės išeiti neatsisveikinę. Atsisveikindamas Franciskas vėl tarė man: nuoširdžiai rūpinkis savo povu, mielas broli, tik daug kentėjusi siela. Kuo daugiau dėmesio jai dabar skirsi, tuo aukščiau pakils jį paskui. Man bus malonu, jeigu tu pas mane lankysiesi. Išmokysiu tave matyti kiaurai žemę. Su nežymia šypsena pridūrė jis. Dabar jau aš buvau pasiruošęs virsti druskos stulpu, bet juokdamasis atsisveikino su Francisku ir išvedė iš kambario mane bei visus likusiuosius. Grįždami buvome pasinėrę kiekvienas į savo mintis. Bronskis, nepaisydamas miško vėsos, šluostė nosinę žliaugiantį prakaitą. Anglas ėjo lyg pulką už savęs vesdamas, o aš kėblinau koją už kojos, prilaikomas ir negalėjau aprėpti nesuskaičiuojamo žmonių kelių įvairovės. Tai prisiminiau, kad kelių milijonai, o pakopos visiems tos pačios. Tai galvojau, kad žmonių gyvenimų daugybė, o gyvenimas vienas. Ir nepajėgiau suprasti, kaip į tą harmoniją, apie kurią man kalbėjo Franciskas, įžengia tokie menki žmonės kaip aš. Tikrai viskas susimaišė man galvoje. Tu, Liovuška, galvok apie šiandieną. Grįšime, pamaitinsi savo paukščiuką, jis tikriausiai tavęs jau pasiilgo. Sutelk dėmesį į einamuosius reikalus ir lieki juos be baimiškumą bei kilnumą, o apie rytojų galvosi rytoj. Švelniai įtikinėjo mane globėjas. Ak, mielasis, jeigu aš galėčiau bent 100 dalimi būti toks rūpestingas draugas savo paukščiukui, koks jūs esate man, būčiau laimingas, kad atlieku bent šią pamoką. Kaip aš norėčiau tapti vertas jūsų rūpesčio. Atsakiau jam,
kaip visada gerdamas į save rimtį, pasitikėjimą ir ramybę, sklindančius nuo mano draugo.